Rolanda Bliunovaitė, Kongsberg Nano Avionics misijų analizės vadovė. Savo pranešime Rolanda atskleis, kokią strateginę reikšmę turi palydovinis ryšys nuo technologinių galimybių iki geopolitinio saugumo ir duomenų nepriklausomybės. Taip, dėkoju už pristatymą. Labai smagu grįžti į RRT, nes pati vienas iš pirmųjų mano darbų beje buvo iš tiesų ryšių reguliavimo tarnyboje prieš pereinant į Nano Avionics. Tai džiugu grįžti ir pereinu prie savo pristatymo, turbūt jau panašu čia sprintą dabar padarysim tokį prieš pietus. Tai taip, kaip jau ir pristatė, pakalbėsiu apie palydovinį ryšį. Iš esmės, šiek tiek trumpai aptarsim kosmoso technologijų tendencijas bendrai šiuo metu, šiek tiek apie Nano Avioniką kaip įmonę ir tada jau pereisim prie būtent misijų, ypač susifokusuosiu ties misijom, kurios būtent ir yra susijusios su ryšiu. Taigi, trumpai tariant apie bendrai visą kosmoso technologijų sferą, tai yra dvi tokios, kaip sakant, ar etapai, ar rūšis, kaip čia pavadinti, vadinama Old Space ir New Space. Tai Old Space jinai egzistuoja ir šiandien, tačiau tai buvo ta kosmoso technologijų, tas etapas, kuomet iš esmės palydovus gamino tik tai didžiulės korporacijos, tik tai valstybės turėjo savo palydovus kaip nuosavybę. Tai tais laikais iš esmės Lietuvai nebuvo didelių, sakykime, vietų, kur padaryti proveržį būtent kosmoso sektoriuje. Tačiau, sakykime, jau kažkur 10 metų laikotarpyje mes perėjome prie New Space koncepto, kuomet pradėjo žmonės atrasti naujas technologijas, kad viską galime sumažinti, padaryti tos mažus palydovus ir dėl to, aišku, jie ir žymiai pigesni. Gaminame iš esmės lygiai taip pat kaip ir tiesiog bet kokią elektroninę techniką, nežinau, kompiuterius ir visa kita. Aišku, yra standartai, kurie vis tiek turime jų laikytis, bet viskas, žodžiu, trumpai viskas tapo žymiai paprasčiau. Ir dėl to atsirado ir Nano Avionika, buvo paleistas pirmasis lietuviškas palydovas iš Vilniaus universiteto, prasidėjo visa šita mūsų kelionė ir šiuo metu mes, sakykime, Nano Avionika jau gyvuoja daugiau negu 10 metų ir mes jau, sakykime, esame per viduriuką tarp to Old Space ir New Space, kadangi jau šiai dienai Nano Avionika, taip pat nežinau, gal žinote, gal ne, bet esame nupirkti didžiulės Kongsberg korporacijos, kurie taip pat gamina ir tos pačius NASAMS ir labai daug skirtingų dalykų. Tai mes užpildame būtent kosmoso sektoriaus nišą šioje korporacijoje. Tai mes išlikome savo, kaip sakoma, greitis pas mus vis tiek kaip startupo, tačiau jau turime pasiekimų, kurias vadiname kaip didelę korporaciją, esame tiek pasiekę. Tai irgi netokie gal įspūdingi skaičiai kaip pas Microsoft'ą, bet šiai dienai esam paleidę daugiau negu 45 palydovus, dirbame daugiau negu su 35 pasaulio šalim, turime apie 200 žmonių ir, žodžiu, 100% turime sėkmės ratio, kiek pasisekė mums užmegzti pirmąjį kontaktą su palydovu per pirmąjį kartą. Tai štai, kaip ir minėjau, daugiau negu 45 misijos, kiekviena misija dažniausiai turi tokį logotipą, tai apie misijas šiek tiek vėliau išsiplėšiu, čia tokia kaip vizualinė, sakykime, reprezentacija. Taigi, pereinant prie šiandienos temos, mes kaip kompanija dirbam su labai daug skirtingų misijų, tai yra tas pats ryšys, labai turime daug žemės stebėjimo, tai yra optiniai visokie prietaisai, taip pat yra ir visokios mokslinės misijos. Žodžiu, mes suteikėme savo klientams palydovą aplinką, į kurį jie ir įdeda savo prietaisą. Tai
kalbant apie tendencijas, dėl to mes iš esmės matome pilnai rinkos tendencijos, kokios jos yra, į ką žmonės susikoncentravę, nes mes patys nesam kažkokia siaurai susikoncentravusi įmonė. Tai dėl to iš esmės, sakykime, jeigu mes būtume darę šitą prezentaciją prieš, nežinau, kokius 2 metus, aš būčiau sakius, dabar pas mus karaliauja žemės stebėjimas ir visi klientai tuo domisi ir visi to nori, nes lygiai taip pat Old Space mes turėjom didžiulius prietaisus, dabar atsirado tie patys teleskopai, su kuriais tu gali pasiekti 1 metro rezoliuciją ir tiesiog sutalpinti juos į batų dėžutę. Tačiau, kaip ir labai paplitusi šiuo metu tema yra ir visos karinės nuotaikos ir įtempti santykiai tarp šalių ir visa kita, tai labai dabar yra matoma ir padidėjimas saugių ryšių sferoje susidomėjimo mūsų klientų ir taip pat jau atsiranda ir tų pačių valstybių, kurios taip pat susidomi tuo New Space, kad jie gali kažką pasiekti greitai, nes dabar žinome jau, kad iš esmės valstybiniai projektai jie irgi turi judėti labai greitai. Tai iš esmės New Space kompanijos tokios kaip Nano Avionics ir gali tą suteikti. Tai iš esmės 3 punktas, kad iš esmės dabar yra labai svarbu visos gynybos aplikacijos. Tai taip pat ir kolega minėjo apie Quantum Key Distribution, kas irgi leidžia turėti saugų ryšį. Tai taip pat yra palidovinėse komunikacijose labai aktuali tema. Taip pat gal irgi tema apie interneto ryšį tolimesnėse sferos lokacijose. Jinai irgi, sakyčiau, buvo labai populiari, kai aš pradėjau dirbti Nano Avionikoje prieš 5 metus. Daug buvo projektų su tais pačiais artimaisiais rytais ir panašiai. Dabar, sakyčiau, šita tema šiek tiek jinai tokia per viduriuką pagal populiarumą tarp mūsų klientų, tačiau taip pat atsiranda ir žmonių, kurie nori nukonkuruoti Starlinką tą patį, nes žinom, kad iš esmės negalime savo resursų kažkokioje sferoje sutelkti ties viena kompanija ir leisti jai turėti monopoliją. Tai iš tiesų irgi šiuo metu atsiranda kompanijos, kurios būtent yra susikoncentravusios ties tuo. Taip pat yra irgi šiek tiek galbūt susiję ir su gynyba, ir su komerciniam paslaugom, tai yra laivyba, lėktuvų visa informacija. Iš esmės taip pat dažnai naudojamas palidovinis ryšys, būtent teikti informaciją iš laivų ir lėktuvų apie jų lokaciją ir visa kita. Tai čia irgi keli pavyzdžiai būtų iš tų misijų, kurias mes jau patys kaip įmonė esame klientams gaminę, sakykime. Tai iš esmės, pavyzdžiui, turime klientą, kuris jau yra tikrai grįžtantis klientas ir yra Liuksemburgo įmonė, kuri teikia, pavyzdžiui, 5G ir vadinama direct to device misijas. Tai pavyzdžiui, mūsų klientas, jie, kaip sakant, gamina ir žemės segmentą, ir kosminį segmentą. Mes jiems padedame paleisti palidovą ir jie taip pat jau turi nemažai tų palidovų paleidę. Turim ir IoT, tai yra daiktų interneto misijas. Iš tiesų irgi mūsų patirtyje jau tikrai esame ir sekę Afrikoje dramblį beeinantį su kažkokiu tai prie jo pritaisytų įrenginiu. Taip pat šiuo metu baigiame gaminti būtent lėktuvų ryšiui palaikyti palidovą ir taip pat irgi jau paminėjau Quantum Key Distribution, taip pat technologijų demonstraciją šiuo metu mes gaminame. Taip, tada labai irgi trumpai gal truputėlį apie kiekvieną iš šių misijų. Tai irgi, pavyzdžiui, šis, kurį paminėjau, apie laivybos ir lėktuvų
ryšį. Tai pavyzdžiui, tai jau yra didelis palidovas. Mes pradėjome kaip kompanija nuo 10-20 kg sveriančių palidovų. Šis palidovas jau taip pat sveria virš 100 kg, turi 4 metrų ilgio anteną ir bus paleistas, man rodos, dar šiais metais. Ir taip pat šita kompanija šiuo metu atlieka technologijų demonstraciją, nori patvirtinti savo konceptą ir tuomet jie planuoja gaminti 270 palidovų spiečių, kuris padengs visą pasaulį iš esmės. Ir dėl to, jeigu mes, sakykime, kaip kompanija įrodysim, kad tikrai mes galime, kaip sakant, padengti jų norus iš palidovų pusės, tai galimai šitas užsakymas ir ateis į Lietuvą. Taip. Tai irgi, kaip ir minėjau, daiktų interneto misija, tai štai matote, yra jau logotipai 5, tai esame, kaip ir minėjau, su OQ Technology paleidę jau 5 palidovus, kurie sėkmingai jau nebe technologijų demonstracija, jie tiesiog ir suteikia daiktų interneto servisą, tai yra irgi gali užsisakyti iš bet kurios pasaulio šalies, nusipirkti jų tą device'ą turėti ant žemės ir užsitikrinti savo ryšį bet kurioje lokacijoje. Taip pat esame dirbę irgi su didžiulė korporacija Thales Alenia. Su jais taip pat darėme technologijų demonstraciją hibridiniam 5G tinklui, tai yra įtraukiant ir kosmoso elementą į antžeminę komunikaciją. Tai taip pat irgi šiuo metu yra puikiai veikianti misija ir taip pat vyksta dėrybos planai dėl viso irgi palidovų spiečiaus. Bet žinoma, kad kadangi yra didžiulis finansavimas ir didžiuliai pinigai, tai spiečiai, taip pat kontraktai, jie nėra pasirašomi ten per metus, 2, dažniausiai dėrybos vyksta bent kelis metus. Taip. Tai irgi minėjau, taip pat daiktų interneto, su kuria, kaip ir minėjau, sekėme ir dramblį, ir kitus gyvūnus. Taip pat šita gan įdomi misija su Dubajaus elektros ir vandens agentūra, nežinau kaip verčiasi, tačiau būtent jie įsigijo 2 palidovus, kuris vienas fotografavo jų tam tikras lokacijas, o kitas irgi turėjo daiktų interneto ryšio galimybę, tai jie tuo pačiu metu kombinavo pagal savo poreikius palidovų galimybės, tai jie darydavo ir nuotraukas, tai yra pasižiūrėdavo, pavyzdžiui, kas yra negerai ir taip pat iš sensorių gaudavo, tiksliau dar vis gauna informaciją, būtent kas ten vyksta, pavyzdžiui, kažkur laukuose gal ar vandens trūksta ar kažką, tai jie gali 2 būdais ir su ryšiu, ir su optiniam technologijom išsiaiškinti būtent, kas vyksta jų tose nutolusiose lokacijose. Ir apibendrinant visą pranešimą, tai šiuo metu tikrai mes matome, jog New Space ir palidovinės technologijos yra labai reikalingos ir ypač tikrai ir Europos šalis ir Europos įmonės labai, sakykime, pradėjo aktyvėti. Anksčiau matėme gal didesnį, jeigu kalbam apie kosmosą, tai būdavo, sakykime, Amerika dažniausiai minima. Dabar tikrai yra ir Europa, ir turim ir Azijos klientų. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad pagaliau tai globalėja ir ypač, kad Lietuva gali prisidėti kaip šalis prie tokių, kaip sakant, tokio plataus masto pasaulyje. Tai dėkoju.